Labas. Ką, šiandien nusprendžiau nueiti į Sinajaus kalną. Čia kažkoks populiariausias kalnas yra 2280 metrų, manos, yra aukštis. Nu, reikės kopti 4 valandas kažkur. Na, aš kopsiu neskubėdamas, vis tiek, nesako, kad užlipi, paskui dar reikia laukti. Apie 2 valandas, kol tu saulė patikės. Tai nedarysiu tokio bairį, kaip dariau Balį. Į Batūrą lipau, skubėjau, vis šlapis buvau. Dabar pasiskirstysiu jėgas, lipti dar aukščiau reikės. Ten laiptų, nežinau kiek, labai daug. Na. Nežinau, užlipsiu, neužlipsiu, sveikatą nelabai kokią. Čia tam all inclusive jau 3 parą sėdim. Nu ką, biškį pafilmuosiu, pažiūrėsit, kaip ten kas atrodo. Gal kas susimanys irgi eit, na. Iš mano draugų pažįstam. Nu, papasakosiu, kaip viskas atrodo. Vėjas biškį yra, nežinau, kaip ten sakė, viršuje iš vis šalta bus. Biškį paėmiau apsirengti. Nu, manau, nesušalsiu, na. Jo, nu gerai, laukiu taksi, atvažiuos taksi ir važiuosim, na, žiūrėsim. Užims visą naktį, na. Visą naktį grįšiu rytoj 9, na. Apie 9 ryto, na. Eisiu miegoti. Okei. Iki sekančių tada. Ką atvažiavom, blia, iki tos vietos šaltai jo pirmį teatrą. Gerai, kad paėmiau kelnes, na, iki porytę, na. Ką pradėsim lipti, na. Čia yra tokia kažkokia parduotuvė. Čia pažvakių nusipirkti galima. Gerai. Einu lauk savo eilės. Šeši laipsniai tik tai, dar lietus pyla kažkoks. Ką, pradėsim kopti, na, šalta jo pirmį teatrą. Nežinau, čia taip atrodo. Snakas bus gal. Nežinau, kokią pusę čia eisim, na. Oi. Bye bye. Oi, nežinau, sugalvojau čia nesąmonę, ble. Kol kas tai, ble, nelabai, na. Biškį, ble, iki Perodė nusipirkau pirštinytės, kažkokį puinę. Pojo. Žygiuojam, na. Keliaus, Roma pasivadina į kalną. Biškį instrukcijų duoda. Pareisiu 5 kilus per kalnus. Iš viso maršrutas 7 kilometrai. Reikėsi. Važiavimą prašliai 2 km. Pirmas stopas. Biškį pailsėsim, varysim toliau. Serpantinais. Maininėlus dabar. Varau dabar vienas. Ten visi dar ilsisi. Nežinau, čia matot mane, nematot. Karduku biškį pašvičiu. Geriau aš ten kitam pitstopę ilgiau pabūsiu. Pasidėsiu. Nu, dabar varau, karoči, į viršų. Jau dabar iššūkis bus vis didesnis, statesnis kalnas. Nu, kol kas vėjų nėra. Bля, ten jie afiristai, ten
Apačioj toks vėjas, visiems išpardavė tos apsiaustus. Čia dabar einam per peklių. Tai normaliai. Ką, judu toliau. Kaip mano prožektoriukas. Laikrodukas. Gerą daiktą gavau dovanų. Kad trečias sustojimas. Jau pats pirmas. Ateina po biškį visi. Geras sunku. Normaliai. Daeisim. Dar 2 pitstopai ir bus viršūnė. Kas, jeigu neturi, gali eiti ant kupranugarių. Jeigu nuo apačios iki viršaus apie 10-15 eurų kainuoja. Nu ką, beveik atėjau. Dabar liks laiptai, 700 laiptų į viršų. Bet aš dar palauksiu, dabar neįsiu, nes ten vėjas turbūt bus, čia nėra vėjo. Ramiai pabūsiu. Paskui užlipsiu, liks pusvalandis iki Sunrise'o. Arbatytės biškį paėmiau, karkade, karšto atsigerti. Tokia, čia, zavidinė, $2 kainuoja, be arbatą iš pakelių. Ką biškį pasidėsiu ir lipsiu viršūną. Ten, karoči, dar su kamera filmuoja, ble, praeito amžiaus, na. Ruskeliai atvažiavę. Nežinau, jeigu plaučių uždygimą negausiu, bus gerai, na. Trafikas kažkoks, stojam, niekur neįdam. Žmonių koks 1000. Beveik užlipau, vyko keli laipteliai. Atsigersiu prie karkade, šilto. Beveik užlipau. Atsigeriu karkade, karšto. Dar biškį viršų reikia, matau, lipa žmonės. Šios, blėdž, žolė rūko, smirda visas kalnas. Ką ten dar? Tokie gultai ten. Biškį šiltai pasidėsiu ir varysiu. Karoči, lipo į viršų, paėmiau kaldrą, blėt. Sakė, labai šalta ten. Bandau lipt, na. Все, dabar tikrai raidina. Blėt, tikiuosi, nesusirgsiu. Plaučių prie uždygimo, na. Все, varom, na.
He has that. Look, we got a lot. No, don't think it. I know. Thank you. Pause. Ой, блядь. Ой, ой, блядь. Complete Sauli kills. О, как слоню, блядь. Nedelė kažkokia. Ir man buvo žvakė nusipirkti, man čia. Aš taip, vienas ranką pridėjęs pasakysiu. Ir viskas. Sekasi visiems. Vietos žingsnis kur. Trafikas. Užlipau. Toj saulė turi kiltis. Moisėjus buvo šis laidas sveikatos pinigų. Čia. Gerai, varau apačią. Тут панорамки. Гарик говорит, да, я почему.
tokia eina. Čia yra tie laiptai, tipo. Ten paskui jau prasidės. Ten toks paprastas kelias, kaip takas. Čia dabar laiptai. Plecha, smėlį jų akis prikryta. Šalta, jau, bля, kaip žiemą, bля, Lietuvoje. Prie pardavė kažkokį man apačioj nesąmonę už 5 eurus. Be reikalo pirkau. Ten kaip atvažiuoji, ten aikštė tokia, ten vėjas pučia stipriai. Bet paskui praeini biškį toliau ir ten tarpeklis, ten iš vis vėjų nėra. Nu, svarbiausia nedidinti tempo stipriai, kad ne suprakaituoti. Kaip suprakaituoji, paskui sustoji, na, šalta darosi. Tai aš jau tokiu nedideliu tempu, bet vis tiek greit atėjau. Pabiškį. Nu, gale video papasakosiu. O čia koks draugelis. Ai. Čia daug šuniukų labai. Tokį vat. Tarpeklis toks. Блядь. Gal sakau, su Purnagaju pavažiuoti na ам приколу. Kaip znait, na. Tingiu ten sėdėti, kad nugarą pavargsiu, bet gal geriau pasivaikščioti, na. O čia stovi jie visą krūvą. Kažkokie tokie kūdina. Va. Draugelis prisistatė. Kičiukas, Edžiukas, žiūrėk čia. Ką liko, nedaug dar nusileisti. Ten paskui laukti reikės dar visos hebras iki 9, sako, susirinkti reikia 9. Na, dabar tik 7. Eiti kokį pusvalandį gerą. Nu. Nieko ten, kur nors sėsiu arbatą susigersiu. Ką nors valgysiu. Nuotraukykės pažiūrėsiu. Blogai eiti vienam. Niekas negali pafotkinti gražiai. Pas ten selfie pridariau. Nežinau, kas ten bus. Nu. Ką, tokie reikalai, na, to judėsim toliau. Kažkokia pilis, neaiški, gal kalėjimas koks, na. Čia vat prie pat įėjimo, blecha, vėjas pučia, ten toliau nueini, ir eini tarpeklių, jau nėra taip tokio vėjas stipraus. Ja, va, Purnagajus, bet. Patį pradžią toks takas, na. Ką, baiginėjau savo maršrutą Egipte.
Sinajus kalnas įveiktas, sunsetas pamatytas, haikas toks vidutinio sudėtingumo, ten jeigu kas eis, biškai reiks šilčiau apsirengti, gal termo rūbus kokius, ne per storai, bet tokių striukytė būtų tokia gerai gera, neperpučiama. Mano ta Kolumbija be lieva, vėjas eina kiaurai. Turėjau tokį Adidas mėlyną, o ten tai buvo daiktas. Bili koks vėjas, bet neperpasdavo. Nu, iš viso gausis kažkur maršrutas apie 10,5 kg gal. Aš paskui įdėsiu nuotrauką na 10,5 kg. Iššūkis toks nelabai didelis. Nu, gražu jo, bet labai populiari vieta, daug keliautojų. Tai, taip, biški perdėta. Nu, iššūkis yra davažiuoti iki čia. 3 valandas pusė važiuoti. Vairuotojas kaip išprotėjęs varo su to pusiuku, aš galvoju, mes susimušime. Nežinau, kiek mes ten važiavom, bet nežiūrėjau. Bet aišku, žim buvo. Nu, tokie reikalai, ką, varysi dabar miegoti, visi naktį nemiegojęs. Vaikščiojęs, orelis gal bus neblogas. Pasišildyti saulutį. Jo, gerai, pažiūrėjot, palaikykit, pasubscribinkit, parašykit komentarą. Ką susitiksim kur nors kitur, kitoj šaly.